Sirvėtos regioninio parko gamtos mokykla yra visiškai šalia Šventos dvarvietės. Čia pat prie gamtos mokyklos turime ir lankytojų centrą. Tai šis pastatas ir apskritai visa gamtos mokyklos aplinka kviečia pažinti saugomą teritoriją. Gamtos mokykloje organizuojame 3 pagrindinės edukacinės programas, tačiau vykdome ir kitokią švietėjišką veiklą, vedame gamtosauginės pamokas, organizuojame renginius, vykdome kitokią švietėjišką veiklą, pavyzdžiui, stovyklas. Pirmoji edukacinė programa vadinasi Vingiuotais takais po kalvotąjį Sirvėtos regioninį parką. Jos metu komandose dalyviai renka informaciją apie saugomą teritoriją, susipažįsta su lankytojų centru, tuo pačiu naudodamiesi jame esančią informaciją dalyvauja komandinėme žaidime. Vėliau žaidžia tos pačios komandos didelį grindų žaidimą ir yra išrenkami tie stipriausieji dalyviai, kurie geriausiai pažįsta saugomą teritoriją. Tai yra ta edukacinė programa, kuri kviečia pažinti mūsų tą išskirtinę vertę, tai kalvotąjį reljefą, susipažinti su lankomais objektais, ir patirti tokį nuotykį gamtoje, tai pavaikščioti būtent mūsų kalvotais takais. Antroji edukacinė programa, pavadinimas jos Kukutis lyg margaspalvis drugys. Ši edukacinė programa skirta tiems dalyviams, kurie nori išsamiau pažinti paukščius, ir susipažinti detaliau su mūsų simboliniu paukščiuku kukučiu. Trečioji edukacinė programa kviečia susipažinti su gamta iš arčiau, ir konkrečiai su bitėmis. Dalyviai susipažįsta su bičių gyvenimu ir taip pat antroje dalyje patys gamina žvakes, kurias dekoruoja.